Naujutėlaitis ką tik iš Teknam gamyklos išriedėjęs dvimotoris keturvietis lėktuvas netrukus pakils iš Italijos pietų Kapos miestelio ir pradės 8 valandų trukmės skrydį į Lietuvą. Čia jis tarnaus Baltic Flight Academy pilotams siekiantiems komercinės piloto licenzijos. Šį orlaivį profesionalai pilotai lygina su Boeing ar Airbus laineriais. Kodėl, tai sužinosite pažiūrėję šį reportažą. Paskutinės minutės iki skrydžio. Pilotai atidžiai patikrina visas valdymo ir kontrolės sistemas. Lėktuvas maksimaliai pakrautas. Kažkiek neramu, ar jis sugebės atsiplėšti nuo žemės. Visgi mano baimė nepagrįsta. Kelios sekundės ir lėktuvas įgavęs reikiamą pagreitį palengva pakyla virš Italijos. Lėktuvo pakilimo svoris 1230 kg, praktiškai užkrautas maksimaliais, dabar greičiai yra daug maž bendrai aviacijai, vadinama iki 2 tonų, kurie orlaiviai skrenda, apie tupimo greitis 75-65, kilimo 70-85. Greitai mažoje aviacijoje labai priklauso nuo pakrovimo orlaivio, taip pat temperatūrų ir aerodromo paviršiaus asfaltas ar žolė. Orlaivis kyla į maždaug 2 km aukštį. Vidutinis lėktuvo greitis siekia apie 200 km per valandą. Pro langą atsiveria vaizdingas reljefas. Maži miesteliai, gyvenvietės įsispraudusios tarp kalnų. Magistralėmis išraižyta kalvota Italijos žemė. Tiesa, kalnai tai pirmoji skrydžio kliūtis, kurią geriau aplenkti arba pakilti į saugų aukštį. Lėktuvo pilotui orientuotis padeda elektroninė navigacijos sistema, kurioje matyti, ar jis nekliudys kurio nors kalno viršukalnės. Raudonai pažymėti plotai ekrane rodo, kad šios zonos lėktuvui gali baigtis katastrofa. Pamažu priartėjame prie Adrijos jūros. Kalnuotą žaliai nuspalvintą Italijos peizažą keičia Adrijos jūros žydros platumos, kuriuose plūduriuoja naftos gręžiniai. Pasak piloto, skrydis virš jūros žymiai tolygesnis, lėktuvo nepurto besikeičiančios šilto ir šalto oro masės. Tačiau apskritai skristi tokio orlaivio anot pilotų vienas malonumas. Pilotui valdyti lėktuvą prireikia kylant ir tūpiant, pats skrydis kontroliuojamas autopilotu. Šitas lėktuvas labai paprastas to, kad jis ekonomiškas, varikliai rotaksai po 100 arklio jėgų, švysto pakankamai gerą greitį 130 mazgų, šiuo metu atskrendam mažesnių truputėlį 115 mazgų. Taip pat jisai yra paprastas pilotavime, labai paprastas, man tekę yra su tokio dvimotorių tipo skraidyti 2 tipais, čia 3 mano tipas. Tai paskutinis buvo Twin Comanches Piperis 30, labai sudėtingas palyginus su šiuo, o čia pirmas pakilimas vakar buvo išbandant lėktuvą ir pirmas tupdymas savarankiškai, be jokio permokančio instruktoriaus Teknamo pagalbos. Praktiškai apsiskraidyti užteko valandos laiko, kitą pusvalandį teko pačiam pasitreniruoti, kad priprast prie lėktuvų sistemų. Praskriejus Kroatiją artėja Vengrija, kelionės pusiaukelė. Čia reikės papildyti kuro atsargas, kad pasiekti galutinį skrydžio tašką Lietuvą pilotų mokymo centrą Paluknėje netoli Vilniaus. Nedidelėme šiaurės Vengrijos oro uoste lėktuvas ant asfaltuoto tako nutūpė taip sklandžiai, kad beveik nejusti amortizacijos poveikio. Antroji kelionės dalis tai skrydis per Slovakijos kalnus bei Lenkijos teritoriją. Kirtus Lietuvos-Lenkijos pasienį pagrumoja lietuviški lietaus pritvinkę debesis, vienur kitur sužaibuoja. Netoli matyti ir siaučiantis viesulas. Pilotai sumažina aukštį, nes skristi per tokius debesis nėra pats protingiausias sprendimas. Lėktuvą kartas nuo karto supurto ir net kilsteli į viršų besimaišančios šilto ir šalto oro srovės. Todėl geriau nerizikuoti. Priartėjus prie aerodromo pilotai pademonstruoja lėktuvo galimybės. Staigus posūkis į vieną, į kitą pusę ir vaizdingas bei įdomus skrydis jau artėja prie atomazgos.
Pagal dydį jisai atrodo visiškai mažutis ir paprastas ir galbūt vaikiškas, o iš tikrųjų tas, kas pas jį viduje, yra daug kur naujesnių technologijų ir inovatyvesnių sprendimų padaryta negu Boeing'e. Nes Boeing'as yra, tarkim, kuriuo aš skraidau, senesnis lėktuvas, jis konservatyvesnis ir ten pakeitimai daromi šiek tiek lėčiau, bet šitas lėktuvas paliko didžiulį įspūdį, jis yra labai patogus, faktiškai pilnas autopilotas, mes skraidom 8 valandas bendrai sudėjus ir jokio nuovargio, jokios įtampos nei vienu momentu nejautėm, nors ir būdavo sudėtingesnių šiek tiek momentų, bet jie nebuvo ypatingai sudėtingi, bet tiesiog mes galėjom susikoncentruoti ties navigacija, ties atsipalaidavimu tuo pačiu, ties puikiais vaizdais, nes vaizdingas labai maršrutas buvo ir sąlygos buvo įdomios. Važiavau šitą komandiruotę, prieš tai jo net nebuvau matęs gyvai to lėktuvo, mačiau tik iš kelių nuotraukų internete ir taip toliau. Pilotuoti šitą lėktuvą būtų buvę vienui vienam, tik tai tiek, kad būtų buvę nuobodu, už tai, kad jis labai paprastas, labai patogus ir pilnas autopilotas ir tiesiog ilgo skrydžio metu gali pilotai ilsėtis ir mėgautis gražiais vaizdais. Šio modelio ir panašios klasės lėktuvų gamintojas įmonė Tecnam turi ilgametę patirtį. Kasmet italų įmonėje pagaminama apie 200 mažosios aviacijos orlaivių. Šis dvimotoris italams yra išskirtinis modelis, tai plačias galimybės turintis lėktuvas. It's a new philosophy aircraft because all the experience we got producing a lot of ultralight machine gave us the opportunity to make to use new materials and new architectural solution that gave us a very light twin engine, which gives you a lot of chances, school, for touristic, for sport, etc. Jie gali pristatyti visą pilną segmentą tų lėktuvų. Sakysim, tie, kurie reikalingi pradinukam, tie, kurie reikalingi instrumentiniam skrydžiam ir tie, kurie reikalingi daugiavariklinų skrydžių. Sakysim, taip angliškai vadinasi multi-engine skrydis. Tai va daugiavariklinė patirtis, mes galim ten naudoti tą lėktuvą ir, sakysim, su to lėktuvo pagalba mokiniai gali priskraidyti atitinkamą valandų kiekį ir pasiekti savo svajonės, tapti CPL lakūnu, tai čia turėti komercinę piloto licenciją ir žygiuoti toliau į avialinijos, turėti taip reitingą, pasiekti Boeingus, Airbusus, Embraerus ir kitus lėktuvus. Labai aktyviai stengiamės sekti, kas dedasi Lietuvoje tokio naujoviško, inovatyvaus. Ir būtent Baltic Flight Academy, jie, kaip sakyt, patraukė mūsų dėmesį tom, kad užsiima paslaugų eksportų, ruošia, sakykim, teikia piloto mokymo paslaugas įvairiom šalim. Jaučiamės maloniai prisidėdami prie jų galimybės jiem teikti tas paslaugas naujais lėktuvais, kurie dar taip jau nutiko, kad yra itališki ir mes galėjom padėti susibendrauti gamintojų italų, lietuvių klientui ir patys džiaugtis to darbo rezultatais.